Čia nėra pažymėta, kad dvirtakis. Bet ne čia maršrutas, taigi. Wow, Lentvario dvaras. Tiesiog neįtikėtina, kaip įdomu ir, sakyčiau, nustebino, nes net nežinau, kad čia randas tokie dalykai. Tai va, dar žiūrėk, kiek priekį laukia, va. Aišku, biškai ir pagriuvę kai kas nenaudojama, bet čia sutvarkius, kad čia galėtų, sakyčiau, Į kairę. Viena įdomiausių vietų Lietuvoje. O pats žygis, kas žygyje bus? Tas žygyje bus 90 km nusimato, važiuosim link Kaišiadorių, nuo Lentvario. Trakus norim aplankyti su kibinais. Ir kad kibinai aplankytų mūsų skrandžius, turbūt įtariu. O ką žinau, laukia gerų diena, geras oras. Vos būkna, 4 laipsniai. Bet tai mes pasiruošę, kaip girdžiu. Lekiam. Vyrai skundėsi. Per greitai. Kas? Per greitai. Nu jo, biškį turim pristabdyti. Nu jo, gražiom vietom dar pasivažiuoti. Dūsauju jau eilinį kartą. Kalniukai, trakai, jau jaučiasi, kad kažkur netoli esam. Mažuliukas galėtų ateiti. Mažuliukas pakainas. Labai smagu važiuoti. Ką dar? Netrukus trakai, jau apie kibinus mintis, bet galų galiausiai, žinau, kaip nuvažiuosim su Robertu, tai taip ir nepavalgysim. Sakys, važiuojam. Jau užtenka. Pala, važiuojam. Aš turiu. Paklausiau tavo patarimo ir nusipirkau, bet nežinau, ar aš jų labai noriu. Nu, kokia istorija iš žygio. Nu jau žygėjai pavargė, po 3-6 km jau viskas. Jau neturim ką pasakyti. O kokį surelį trauksi? Nori surelį? Ne, kokį surelį trauksi? Nykštuką. Varškės. O kaip čia taip sutapo? Varškės surelis. Labai įdomus sodų pavadinimas. Buvom sustoję prieš 5 minutės, dabar vėl sustojom, nes tiesiog gera vieta. Dabar kas 5 minutės sustosim, nes viskas. Tai gal pinigų reikia kam? Snoro sako, čia duodavo pinigų. Ne, snorę įsidėti galima kiek nori, išsimt sunkokai ten, su niuansais įėmimas yra. Geras. Dargi avarijas nepadarykit. Kas čia vyksta? Elektrėna jau prie pat valia! Du kaštavotai.
O taip. Atvažiavom į Žaslius Margaritas, lai priekį vėjos niekaip nepavyko, nes vaikai gerai mina. Tai komplimentai Margaritai, o šiaip ir maršrutui komplimentai, nes visai smagus buvo daug. Ir single tracko buvo, ir gerų keliukų, mažai didelių žvyrkelių, mažai asfalto, gurme. Rekomenduoju. Tikiuosi kels Robertas į kur nors tą maršrutą, nes tikrai neblogas. Šabakštynai.lt. Tai va, tai iki kitų serijų. Šiandieninis vienodienis žygis baigtas. Oficialioji dalis. Ką, padarėm 100 kilo. Buvo sunku, tikrai sunku. Jau gale truko bintai. O šiaip tai, ką žinau, sunku buvo mint todėl, kad šlapia danga. O maršrutas tai geras. Džiaugiamės, kad laiku spėjom į traukinį. Lukas dėja šiandien važiavo, nes sakė nugarą. Tai laukiam kitų. Ką žinau, gruodis ateina. Dabar gruodžio bus linksmybės. Winter is coming.